Ką mes pritaikom studijų metu, tuo principu yra, tarkim, sukūriami robotai siurbliai arba langų valymo robotai. Išmokus tą ir truputį daugiau pasigilinus, galima savo namuose pasidaryti savo darbį siurblį robotą. Ši studijų programa yra apie robotų valdymą, žinoma, apie elektros taikymą. Mokomės, kaip realiai suprogramuoti robotą, kaip pritaikyti jį įmonėse. Kuriam įvairius robotukus, kurie atliktų tam tikras jiems priskirtas užduotis. Mes kūrėm su kolega robotą barmeną, mokomės modeliuoti linijas visas, tai taip patiko man ta dalis, kad net bakalaurinį darbą iš to rašau. Tai labai, labai plati ir labai smagi ši studijų programa. Tai ši specialybė yra labai aktuali, nes per pastaruosius 5 metus robotų pritaikomumas įmonėse išaugo bene 2-gubai, matomas labai didelis jų poreikis ir vis daugiau įmonių automatizuoja bei robotizuoja. Tai dėl to yra labai svarbu paruošti gerus specialistus, kad jie mokėtų ir gebėtų tinkamai pritaikyti robotus įmonės darbo linijoje. Mitas apie šias studijas yra, kad čia yra labai sunku arba kad reikia labai būti daug pasiruošus, reikia mokėti iš karto programuoti robotus. Čia yra didžiausias mitas. Vieni yra labiau pažengę, vieni mažiau, bet viską vis tiek pradeda dėstyti nuo nulio. Ir dabar moku programuoti Pythonu.